Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš artimųjų rytų. Čia daugelį metų Irano Shahed dronai buvo pakankamai pigūs ir gausus, kad keltų grėsmę net pažangiausioms oro gynybos sistemoms, tačiau naujas posūkis gali užbaigti šią dominavimą. Ukraina siunčia kovose užgrūdintus specialistus ir perėmimo dronus padėti ginti Autavai ir sąjungininkų bazės regione, tiesiogiai paveikdama Irano dronų kampaniją. Ukrainos kariniai specialistai dabar dislokuojami artimuosiuose rytuose, kad padėtų partnerių šalims gintis nuo augančios dronų grėsmės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad vienas Ukrainos karių ir techninių ekspertų grupė jau atvyko apmokyti Persijos įlankos valstybių pajėgas kovos su dronais taktikos. Jie atsiveža sunkiai įgytą patirtį iš karo Ukrainoje, kur daugelį metų gynė miestus nuo Irano suprojektuotų Shahed dronų atakų, kurias naudoja Rusija. Tikimasi, kad Ukrainos komandos taip pat padės saugoti svarbius regiono objektus, įskaitant Amerikos karinės bazes tokiose vietose kaip Jordanija. Tuo pačiu metu sparčiai auganti Ukrainos dronų pramonė pasirengusi remti partnerius ne tik patirtimi, bet ir įranga. Ukrainos perėmimo dronų gamintojai teigia galintys eksportuoti nuo 5,000 iki 10 000 vienetų per mėnesį, nemažindami tiekimo savo kariuomeniai. Vienas pavyzdys – pigus perėmimo dronas, sukurtas Skifal, specialiai skirtas medžioti ir naikinti Shahed tipo dronus. Šie dronai yra itin svarbus, nes Iranas artimuosiuose rytuose pradėjo taikyti panašią smūgių taktiką, kokią Rusija naudoja Ukrainoje, derindamas sparnuotąsias raketas, balistinės raketas ir didelius dronų kiekius koordinuotose atakose. Pranešama, kad per pirmasias 8 konflikto dienas Iranas paleido apie 900 balistinių raketų ir maždaug 2600 dronų, siekdamas užgožti Persijos įlankos valstybių oro gynybą. Šios atakos apima 100 pigių dronų paleidimą vienu metu, kad būtų apkrautos oro gynybos sistemos. Tokios sistemos kaip Patriot nėra naudojamos dronams numušti, nes jų raketos yra pernelyg vertingos ir retos. Vietoj to šalys dažnai pasitelkia sraigtasparnius, naikintuvus ir kitus oro gynybos pajėgumus, kad perimtų artėjančius dronus. Nors šie metodai pigesni nei Patriot raketų naudojimas, jie vis tiek gerokai brangesni už Shahed dronus, kurių vieneto kaina siekia apie $50,000. Ukraina pasiūlė pigesnę alternatyvą – perėmimo dronus, kurių vieneto kaina siekia maždaug $1,000 ir kurie specialiai sukurti naikinti pažangesnius Shahed modelius, naudojamus Rusijos. Naudodami šias sistemas gynėjai gali išsaugoti Patriot raketas balistinių raketų perėmimui, kur jos yra ypač svarbios. Tuo pačiu metu smūgiai prieš raketų paleidimo įrenginius, sandėlius ir gamybos objektus Irano viduje riboja jo galimybės vykdyti didelio masto raketų atakas, todėl Iranas priverstas vis labiau pasikliauti dronais, norėdamas smogti kaimyninėms šalims. Kadangi Ukrainos specialistai dabar dislokuojami padėti regiono partneriams, tikimasi, kad šios dronų perėmimo sistemos žymiai sumažins tokių atakų efektyvumą. Ukrainai pagalba partneriams artimuosiuose rytuose yra strategiškai naudinga, nes Iranas tiekia tūkstančius dronų ir balistinių raketų Rusijai, iš kurių daugelis buvo panaudotos atakoms prieš Ukrainos miestus ir infrastruktūrą. Padėdama Jungtinėms valstijoms ir Persijos įlankos partneriams gintis nuo Irano atsakomųjų veiksmų, Ukraina tiesiogiai sudaro sąlygas tęsti smūgius į Irano gynybos pramonės bazę, ekonomiką ir ginkluotės infrastruktūrą. Tai silpnina pagrindinį Rusijos sąjungininką ir tuo pačiu stiprina Ukrainos ryšius su turtingomis Persijos įlankos valstybėmis, kurios istoriškai palaikė glaudesnius santykius su Maskva. Šis bendradarbiavimas gali atitolinti šias šalis nuo Rusijos ir paskatinti investicijas į Ukrainos gynybos sektorių. Šioms šalims reikia Ukrainos ekspertų, nes Ukraina turi pažangiausias priemones kovai su dronais. Strateginiu požiūriu Ukraina pasiekė reikšmingų geopolitinių laimėjimų, dislokuodama palyginti nedidelį specialistų ir dronų perėmėjų technologijų kiekį. Mainais už perėmėjus dronus prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Persijos įlankos šalių padėti politiškai ir įtikinti Rusiją tarpininkauti dėl paliaubų. Arba Ukraina galėtų tiekti savo perėmėjus dronus mainais į papildomas Patriot perėmėjų raketas, kurių šiuo metu labai trūksta. Šios raketos būtinos perimti Rusijos balistinės ir sparnuotąsias raketas, o Ukraina negali jų gauti pakankamai, todėl balistinių raketų gynyba tampa vis sudėtingesnė. Tuo pačiu metu Ukraina gamina pakankamai perėmėjų dronų, kad ne tik patenkintų savo gynybinius poreikius, bet ir galėtų tiekti partneriams iki 10 000 vienetų per mėnesį, sukurdama abiem pusėms naudingą susitarimą.
Apskritai Irano dronų kampanijos efektyvumas dėl Ukrainos įsitraukimo gali būti žymiai sumažintas. Iranas tikėjosi, kad jo dronų spiečiai galės pralaužti kaimyninių šalių oro gynybą arba padaryti perėmimą pernelyg brangų, priversdami jas spausti Jungtines valstijas nutraukti oro kampaniją. Tačiau įsitraukus Ukrainos specialistams ir perėmėjų dronams, ši skaičiavimų logika keičiasi. Nes šios sistemos gali neutralizuoti dronų spiečius už žymiai mažesnę kainą ir neleisti Iranui naudoti masinių dronų atakų kaip veiksmingos strateginės priemonės. Galiausiai, oficialiai pradedame savo pavasario išpardavimą. Vos nuo $4.99 gausite prieigą prie necenzūruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. 3. Atrakinsite mūsų Timeline Builder įrankį, 1A pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. 4. Ir svarbiausia, gausite prieigą prie mūsų pažangių naujienų analizės įrankių, kurie suteiks išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų veiklą, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad spauskite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.